esam tokiam, sakykime, pradiniam taške šių metų, tai nusiimam, sakykime, kad doleris, kas turi 3,7, euroliboras yra 2,1, banko maržos yra 1,4, nes tikrai galima gauti 1,3 arba 1,5, va taip šitame, va galbūt rėžyje jūs turėtume susiderėti, bet tikrai banko marža turėtų būti nedaugiau 1,5. Na ir bendrai palūkanos šiandien yra 3,5, gal tik tai per tas šventes ir va galbūt šio mėnesio tokios naujienos, kad kai kurie bankai jums nenori duoti fiksuotų palūkanų. Taip negali būti. Netgi va, turim susirašinėjimą su bankininkais, kur bankas rašo, atsiprašau, bet mes negalim pasiūlyti fiksuotų palūkanų. Priminsiu iš praeito mūsų video, kad nuo gegužės 1 2025 metų bankai privalo jums teikti tiek kintamom, tiek fiksuotom palūkanom paslaugą. Taip? Ir jeigu taip sako, kad vadybininkas, tai nereiškia, kad ten vadovas ar aukščiau tą teigia, tai yra vadybininkas, tai jūs būtinai raštu parašot, kad pagal Lietuvos banko atsakingos skolinimosi taisyklės nuo 2025 metų gegužės 1 dienos jūs privalote pateikti pasiūlymą fiksuotam palūkanom ir jeigu to nedarot, prašau pateikti priežastis, kokiu pagrindu jūs taip galite teikti, kad neduodate fiksuotų palūkanų. Tai va čia toks patarimas, jeigu jums nenori bankai pateikti pasiūlymą fiksuotam palūkanom.